Ar jūs esat pasiruošę pačiam geriausiam renginiui, kuriame esate dalyvavę? Dainuos ir gros mūsų nuostabi grupė Starija! Sveiki visi, kalbos nesiruošiau, bet labai smagu čia dalyvauti. Visiems linkiu gerai praleisti laiką, suprasti, kokie buvo 90-ieji metai ir kuo geriausių šiandien jums emocijų. Momentu pradėjau laimėti kažkas rašymas ir perėjau kitam tos grupės. Ir kai kitam tos grupės perėjau, mane ten pagalvojo. Aš ten kuo daugiau važinėsiu, kuo daugiau atrandi dalykų, kuo tavo mąstymas, samprata, pasaulis skiriasi. Ypatingas savybės, paskui man būna, kad tam draugės tėčiai buvusios draugės tėčiai. Tiesiog visą gyvenimą statybininkas, nors inžinierius, visus dievas apdovanojo, žinokit. Bet jūsų pareiga tą talentą atpažinti. Nes sorry, bet mama nepasakys, tėtis nepasakys, niekas spręs. Ja, tai pagalvokit. Skirkit laiko, pasižiūrėkit į save, kokie va jūsų tie išskirtinės savybės ir Jau mirksi, jau paleidau. Tai va, kiek reikia laiko, kiek reikia įkvėpimo, nes nemoku groti instrumentais, mano čia instrumentas yra. Bandžiau 3 kartus muzikaliją, lankiau, juos nepabaigiau, mokiausi Kelpšoj konservatorijoje, juos nepabaigiau, pabaigiau KTU, bent jau tiek džiaugiuosi ir didžiuojuosi. Turėdamas labai daug ir techninių ir visokių tokių žinių ir patirties, tai tu tiesiog nieko nepadarysi. Tas būna įkvėpimas, taip atsiranda, kažkada tą gabalą dariau ir tiesiog neturiu už ko užsikabinti, vedžioju šunį tiesiog ir gimė melodija ir... Visų pirma, norėčiau pakviesti Simoną, kad jisai šiek tiek Buvau iš tikrųjų nudžiugintas, tasai, kaip atėjau, galvojau, nesutiksiu tiek daug jaunuolių kaip jūs. Norėtumėm pakviesti jūs tą raudonį. Aš manau, kad mums gal visai neblogai sekėsi, ar ne? Kas čia buvo pas mane? Šuo. Mūsų workshopas ir mūsų tas laikas buvo, kaip pasakyti, apžvalga į elektroninę muziką. Labai paskui nėra, kad šitos scenos buvo prieš 15 metų turbūt. Bet būkit kūrybingi, nepaleiskit savo kūrybos, darykit būtinai, nes dalykai vis tiek pavyksta galiausiai. Ačiū jums. Opa! Aš esu Rojus ir šitos nuotraukos pavadinimas yra 90-ųjų Marozas. Aš norėčiau pakviesti dar Andrių tarti keletą žodžių apie veiklas. Plojimai! Tai pirma mintis atėjusi galva, kai aš čia atėjau, kad patekau į žiauriai fainą vakarėlį. Ta prasme, ne kaip į mokyklą, ne kaip į kažkokį tai renginį, bet susirinko daug fainų žmonių, kurie vieni kitus pažįsta.
ir sukūrėm labai fainą vakarėlį, tai aš labai tuo visų pirma patenkintas. Mes esam labai jiems dėkingi ir turime jiems dovanėlių ir tikrai labai ačiū, kad atvykote, kad pabuvote, kad pasidalinote savo žiniomis. Auksinės kasetės. Taigi pirmoji mūsų nominacija yra metų miegalius. Titas Barysas. 2 metų miegaliumi tapo Paulius Dabravauskas. kartą dideli plojimai mūsų metų miegaliam. Metų pozityvo. Pirma vieta atitenka Jokūbui Šilalei. Antroji vieta Deividui Armanavičiui. metų visažinioj pirmąją vietą paėmė Mantvydas Perlaitis. antrosios vietos nugalėtojas. Ignas Kamandulis. Ir ši nominacija vadinasi Metų ragelis. Ir pirmą vietą paėmė Ragelis Erelis Simas Jekivavičius. Ir antra vieta Karina Ikumanė. nominacija Metų stileiva. Goda Ivaškevičiūtė. Ir antroji vieta Nedas Zenevičius. nominacija Metų plepučiai. Pirma vieta Rojus Topikas. Ir antroji vieta Deividas Pigaga ir Deividas Armanavičius. dabar Metų draugai. Metų draugais tapo metų draugais. Goda Ivaškevičiūtė. O antroji vieta Antroji vieta 3 mergelės. Laurina Izabelė Austėja. iš liūto poilsio. O antroji vieta gauna bilietus į kiną. Tai tikrai visi draugai pakeliau. Metų kačioko nominacija pretendavo. Tai pirma vieta Eima. Eima. Ir antroji vieta mano kaimynas Matas. Užpėvėlavau šiais metais pretendavo. Pirma vieta Lukas Urbanavičius. Na ir antras, kuris pro mane praeina, tai Ervinas Judickas. Metų influenceriai. Pirmoji vieta Ąžuolas Karpė. Simas Jekivavičius. Pristatome nominaciją mokytojams. Taigi, Mūsų pasakorius yra Rima Kripta. mūsų nuostabi grupė Stadija. Tai buvo trumpas gegužis, ne už kalnų išleistuvės, namus palikęs sparnus įskleis. Jie ėjo, širdis skaudėjo, nepagailėjo, ir pabaigos tokios nesitikėjo. Dabar jau filmuoju, Diksa, filmuoju. Operatorius gavo. Metų kačiokas. Eiminas 100 kilų Čia mes. Kur čia kalba? Būnam visi laimingi,